Įsivaizduok, kad lipi ant kilimo žinodamas, jog vyras priešais tave niekada nėra pralaimėjęs. Trylika metų iš eilės niekas pasaulyje negalėjo jo nugalėti. Jis ne tik laimėdavo, jis traiškydavo, žemindavo ir priversdavo pasaulio čempionus atrodyti kaip pirmos dienos naujokai. Jo vardas buvo Aleksandras Karelinas ir vakarų mokslininkai buvo įsitikinę, kad kažkas jį sukūrė laboratorijoje. Nes ne vienas normalus žmogus negalėjo padaryti to, ką darė šis vyras. Machida. Karelinas gimė Novosibirske, Sibire. Jo tėvai abu buvo 1,65 cm ūgio. Jis gimė sverdamas 5,4 kg. Būdamas 12 metų, jis jau buvo galva aukštesnis už savo tėvą. 1981 metais jis pradėjo lankyti graikų romėnų imtynių sporto salę ir niekada neatsigręžė atgal. Ne tada, kai jis susilaužė koją, ne tada, kai jo motina sudegino jo imtynių uniformą, kad jis viską mestų. Nes dar būdamas 20 pradžioje, jis įsiugdė tai, ko ne vienas sunkiasvoris istorijoje niekada nebuvo pasiekęs. Karelinas, kėlimas. Jis pakeldavo suaugusį vyrą nuo kilimo iš už nugaros ir trenkdavo jį galvą į žemę. Jo varžovai, jie ne tik bijojo pralaimėti, jie bijojo, kad jis juos sužalos. Prieš pasaulį sužinant jo vardą, Aleksandras Karelinas turėjo įrodyti savo vertę namuose. 1988 metų Seulo olimpinėse žaidynėse sunkiasvorių kategorija iškart pajuto Sidro galią. Jaunasis kolosas su kačių vikrumu šlavė ofus varžovus, naikindamas viską, kas judėjo ant kilimo. Nei viena kova netruko iki galo. Jaunuolis. Tada atėjo finalas dėl aukso medalio. Jo laukė Rangelis Gerovskis, 4 kartus pasaulio čempionatų medalininkas ir vienas techniškai talentingiausių sunkiasvorių, kuriuos buvo išugdžiusi Bulgarija. Karelinas išėjo su jėga, per didelę jėgą. Gerovskis, ramus ir apskaičiuotas, laukė savo momento. Jis išprovokavo rusą priartėti, tada sugriebė jį už alkūnės ir greitų rankos metimu pelnė 3 taškus. Akimirką atrodė, kad auksas slysta iš rankų, bet Karelinas susitvardė ir pradėjo agresyviai kovoti rankomis, todėl teisėjas privertė juos pereiti į parterį. Iš viršutinės pozicijos jis stipriai blėbė varžovo juosmenį ir atliko gerą veiksmą, atgaudamas 1 tašką. Tada jis bandė savo firminį metimą ir nors amplitudė nebuvo pakankama aukščiausiam įvertinimui gauti, jis susigrąžino dar 1 tašką. Spaudimas didėjo. Karelinas toliau spaudė, toliau kovojo ir galiausiai išlygino rezultatą. Likę 55 sekundės iki pabaigos, Gerovskiui buvo suteikta dominuojanti pozicija už jo aktyvumą. Auksinis medalis vėl slydo jam iš rankų. Tada Karelinas sugriebė savo varžovą, pakėlė 127 kg kūno į orą ir trenkė jį į kilimą. Trys taškai už parvertimą visiškai pakeitė kovos eigą. Jis išlaikė pranašumą iki pat finalinio švilpuko. Aleksandras Karelinas ką tik tapo olimpiniu čempionu sunkiojo svorio graikų romėnų imtynių kategorijoje, jauniausių istorijoje, tačiau tai dar nebuvo jo geriausias momentas. Net iš tolo. Ir niekas nebuvo pasiruošęs tam, kas tuojau įvyks. 1989 metų pasaulio čempionate Martini, Šveicarijoje, Aleksandras Karelinas iššoko į tarptautinę areną. Rugpjūčio 31 dieną pasaulio čempionate tapo aišku, kad jis įrašė savo vardą į istoriją. Pirmiausia, Kreigas, JAV sunkiasvoris, pasižymėjo techniniais įgūdžiais pasaulio čempionate. Elito sportininkas ir toks atletinis pajėgumas, kuris be vargo įveikdavo žemesnio lygio varžovus, net nesuprakaitavęs. Kova.
Pagal popierių tai buvo nelygi kova, bet Pittmanas nepasitikėjo popieriumi. Nepaisant didelio dydžio ir svorio trūkumo, amerikietis išėjo į kovą ryžtingai, gerai judėdamas. Jis protingai gynėsi ir privertė Kareliną užsidirbti kiekvieną kilimo centimetrą. Akimirką atrodė, kad jis tikrai yra vertas varžovas, tačiau Karelinas buvo kantrus. Jis kontroliavo tempą, metodiškai stiprino gniaužtus, laukdamas momento, kai Pittmano gynyba pakankamai susilpnės. Tada jis rado svertą, kurio reikėjo išimtynių artimoje kovoje. Ir tai buvo pradžia pabaigos į gyvenimą. Jis pakėlė amerikietį, lyg tai būtų buvę vieni juokai, išlenkė nugarą ir jį metė. Pittman visiškai pakilo nuo kilimo. 104 kg elitinio JAV imtynininko ore, prieš trenkiantis į žemę su tokia jėga, kurie akimirksniu užbaigė kovą. Po prispaudimo viskas buvo baigta. Publika akimirkai nutilo, o tada prasiveržė ovacijos. Jie ką tik stebėjo gyvą legendą veiksme. Aleksandras Karelinas buvo naujasis pasaulio čempionas. Ir pasaulis pradėjo suprasti, ką tai reiškia. Po nepriekaištingo 4 metų ciklo, be ne vieno pralaimėjimo, 24 metų Aleksandras Karelinas atvyko į 1992 metų Barselonos olimpines žaidynes kaip neabejotinas ir visuotinis favoritas. Tuo metu Sovietų sąjunga jau buvo subyrėjusi, todėl Aleksandras Karelinas dalyvavo kaip jungtinės komandos narys. Tai buvo sportininkai iš buvusių Sovietų sąjungos respublikų, kurie paskutinį kartą varžėsi po vieną vėliavą. Ir dar kartą Aleksandrui buvo suteikta garbė nešti vėliavą – Rusiją. Stebėdami Sibiro imtynininko pranašumą, vakarų žurnalistai jį praminė Rusijos meška. Kai kurie jį vadino Aleksandru. Didžiuoju, bet Sovietų sąjungoje jis tapo tikrų sovietinių eksperimentų ir tai įsitvirtino dar labiau, nes daugelis tikėjo, kad mokslininkai iš tiesų sukūrė šį monstrą laboratorijoje. Visi geriausi planetos sunkiasvoriai 4 metus ruošėsi būtent jam, tačiau ne vienas varžovas nesugebėjo išlaikyti net 3 minučių kovoje su juo. Tada atėjo finalas dėl aukso medalio. Jo laukė Tomasas Johanssonas, iš Švedijos, buvęs pasaulio čempionas, technologiškai stiprus, patyręs ir pavojingas varžovas. Tačiau visa tai nesvarbu. Rusų lokys iš karto pritaikė pilvo laužimą, prispaudė Johanssoną prie kilimo ir sulaikė buvusį pasaulio čempioną, dar jam nespėjus suprasti, kas vyksta. Niekas per daug nesipriešino, niekas prie jo nepriėjo. Aleksandras Karelinas išėjo čempionu su antruoju olimpiniu aukso medaliu ir reputacija, kuri gerokai peržengė sporto ribas. Jis buvo ne tik geriausias gyvas imtynininkas, jis pradėjo atrodyti kaip geriausias, koks tik kada nors buvo, jau turėdamas 2 olimpinius aukso medalius ir pasaulio čempiono titulą. Ir vis dėlto Aleksandras Karelinas vis dar kilo aukštyn. 1994 metų pasaulio imtynių čempionate Tamperėje, Suomijoje, rusų lokys susitiko su iki tol stipriausiu savo varžovu. Kitoje kilimo pusėje sunkiasvorių finale jo laukė Hektoras Miljanas iš Kubos, teisėtas olimpinis čempionas. 2 vyrai pasiekė absoliučias savo fizinių ir techninių galimybių aukštumas. Pirmą kartą per daugelį metų imtynių pasaulis turėjo pagrindo tikėti, kad finalas bus atkaklus. Nuo pirmosios sekundės Karelinas iš karto puolė į priekį, užgniauždamas kubiečių ataką dar jam nespėjus atsikvėpti ir visiškai savo nuožiūrą diktuodamas tempą.
Miljanas nebuvo eilinis varžovas, jis protingai gynėsi, gerai judėjo ir atsisakė lengvai pasiduoti. Tačiau Karelinas veikė visiškai kitame lygyje. Kiekvieną kartą, kai kova persikeldavo ant žemės, tai tapdavo košmaru kubiečiui. Karelinio suėmimas, jo svertas ir nepajudinama jėga parteryje buvo tai, į ką ne vienas sunkiasvoris pasaulyje neturėjo atsakymo. Taškas po taško, jis išardė olimpinį čempioną, likus mažiau nei minutė iki pabaigos. Karelinas pirmavo 8 taškais. Karelinas atliko virtinę galingų puolamųjų veiksmų ir susikūrė triuškinančią 8 taškų persvarą – 8-0. Prieš pat finalinį švilpuką, negailestingas spaudimas ir didėjantis atsilikimas galiausiai privertė Miljaną pasitraukti dėl traumos. Ačiū. Karelinas ką tik užsitikrino savo 5. pasaulio čempiono titulą. Per ateinančius 3 metus po Miljano, Karelinas toliau gynė savo sunkiasvorio karūną su tuo pačiu negailestingu intensyvumu, kuris apibūdino visą jo karjerą. Jis laimėjo visus turnyrus, kuriuose dalyvavo, ir pažemino geriausius, kuriuos galėjo pasiūlyti šis sportas. Jis nebuvo pamiršęs Atlantos, ir kai Metas Gafaris pasirodė 1998 metų pasaulio čempionato finale siekdamas revanšo, Karelinas davė jam atsakymą – pašalino amerikietį vos per porą minučių. Rusų lokys toliau šlavė visus, kurie pasitaikė jo kelyje, o geriausi planetos imtynininkai 6 metus iš eilės nesugebėjo jam pelnyti ne vieno taško. Su tuo nesibaigiančių pergalių ruožų Karelinas išpopuliarėjo gerokai už imtynių pasaulio ribų. 1999 metais Karelinas jau buvo ne tik čempionas, bet ir gyva legenda. Tais metais jis vyko į Japoniją palaikyti draugų MMA renginyje. Tada vienas vietinis kovotojas įžūliai priėjo ir iššaukė jį į mišrių taisyklių kovą. Karelinas daug nežinojo apie MMA, bet jis neatsisakė. Drąsaus iššūkio metėjo vardas buvo Akira Maeda. Pagal sutartas taisyklės smūgiuoti buvo galima tik atviromis delnais, o smūgiai parteryje buvo draudžiami. Jų dvikova per naktį tapo didžiausių įvykių visoje organizacijos istorijoje. Vos tik prasidėjus kovai, Maeda nustebino kovotoją žemais smūgiais kojomis. Trumpam akimirkai stadionas išdrįso patikėti. Tada Karelinas nusprendė, kad atėjo laikas pakeisti kovos eigą. Jis atliko priekinį galvos veiksmą, išmetė japonų imtynininką į orą ir pristatė tai, ką komentatoriai vėliau pavadino Sibiro oro linijomis. Nuo tos akimirkos rusų lokys pradėjo ruošti Karelin pakėlimą, kas sukėlė paniką tarp japonų komentatorių komandos. Karelinas ramiai nuėjo link savo kampo, o profesionalus imtynininkas turėjo būti palydėtas. Karelinui akivaizdžiai nepatiko spyriai, todėl jis pargabeno Maedą atgal su Siberian Airlines skrydžiu. Karelinas yra. Ir Po 10 minučių visiškos dominacijos Karelinas užsitikrino vienbalsį sprendimą.
Viso kovos metu rusų lokys nesmūgiavo nė vieno smūgio, tačiau taip, Maeda negalėjo išeiti iš ringo be palydos. Vakaro surinktos lėšos siekė maždaug $1 milijoną ir kiekvienas centas buvo paaukotas Rusijos imtynių federacijai. 2000 metai. Finale jo laukė Rulonas Gardneris, amerikietis iš Afton, Vajomingo. Pieno ūkio savininkas, vyras neturintis jokių reikšmingų tarptautinių pasiekimų, be medalių pasaulio čempionatuose, niekas neleido manyti, kad jis priklauso tam pačiam ringui kaip geriausias visų laikų graikų romėnų imtynininkas. Kova, kuri sekė, tapo labiausiai laukta olimpinės imtynių istorijoje. Karelinas iš karto perėmė iniciatyvą, spaudė į priekį ir bandė užeiti Gardneriui už nugaros, ieškodamas pozicijos, kuri daugiau nei 10 metų baigdavo varžovų karjeras. Tačiau Gardneris buvo nepajudinamas, fiziškai nepaprastas ir kažkokiu būdu neįmanomai tvirtai stovėjo prieš rusų mešką. Tada sekė Karelino pakelimas. Jis užsikrovė beveik 136 kg ant nugaros ir stipriai stūmė, bet Gardneris išsisuko, pasimuistė ir rado būdą išgyventi. Karelinas trenkėsi jį klubu, bandė jį parversti. Gardneris atlaikė. Pakelimas nesuveikė. Prasidėjus antram kėliniui rezultatas buvo 2-0, o pagal naujas taisyklės imtynininkai užėmė viršutinio ir apatinio suėmimo padėtį. Kas įvyko toliau, bus diskutuojama amžinai. Po intensyvios kovos abu vyrai paleido suėmimą. Teisėjas atidžiai peržiūrėjo pakartojimą ir nusprendė, kad pirmasis suėmimą paleido Karelinas. 1 Gardneriui. Stadionas akimirkai nutylo. Aleksandras Karelinas, 13 metų nepralaimėjęs tarptautinėje arenoje, pralaiminėjo. Atsidūręs situacijoje, kokios dar niekada nebuvo patyręs per visą savo karjerą, Karelinas be perstojo puolė, remdamasis į Gardnerio kaklą, spaudė į priekį, desperatiškai ieškodamas būdų atsitiesti kovoje. Skirtumas buvo mažesnis nei 3 taškai, todėl buvo paskelbta 3 minučių pratęsimas. Gardneriui buvo suteikta pozicija ant kilimo ir amerikietis priėmė savo sprendimą. Jam pavyks atsilaikyti. Paskutinės sekundės tapo amžinos. Gardneris atlaikė. Karelinas spaudė, kol laikas baigėsi. Karelinas niekada nenustojo atakuoti. Jis pasiekė dominuojančią poziciją ir dar kartą bandė nulemti rezultatą. Bet tada nuskambėjo varpas. Rulonas Gardneris, pieno ūkio savininkas iš Vajomingo, ką tik nugalėjo geriausią kada nors buvusį imtynininką. Ir Aleksandras Karelinas daugiau niekada nebesivaržė. 13 metų. 9 pasaulio čempionatai, 3 olimpinių žaidynių aukso medaliai, 1 sidabro medalis olimpinėse žaidynėse. Ir tik 2 pralaimėjimai, 1 iš jų finalinėme jos karjeros mače. Imtynių pasaulis tą naktį buvo liudininkas ne tik pralaimėjimo, bet ir vienos eros pabaigos. Kovos sporto istorijoje niekada nebuvo nieko panašaus į Aleksandrą Kareliną. Net ir imtynėse. Ir niekur kitur. Vyras, kuris buvo tiek fiziškai, tiek techniškai pranašesnis už savo kartą, kad sportas iš esmės buvo organizuotas aplink bandymus jį sustabdyti ir nesėkmingai. Ir kai pagaliau atėjo pralaimėjimas, jis nebuvo nulemtas varžovo, kuris būtų įvaldęs jo meną, o vien dėl vieno paleisto suėmimo nelaiku jo karjeros finale. 13 metų be pralaimėjimų. Viskas baigėsi dėl 1 taško.